nenori apsikabinti. Come on. Taip, kas žino, kiek tiksliai laiko, kiek tiksliai valandų? Žiūrėkit, nebetilpti. 29, turim 1 minutę. Kas viršuje turite dar 1 minutę atbėgti čia, nugriūti, nusibalnuoti nosį kelius ir kitas atsikišusias kūno vietas ir pasiruošti himno giedojimui. No? Sakė pasakys. No? 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 Sakė dar ne. Laikrodis vėluoja. Nevėluoja. Ok, laikrodis reguliuotas pagal GPS. 3, 4, giedam! Ei, kur mano šitą špargalkę? Ačiū visiems. O dabar, kol jūs gražiai užimsite savo vietas, bet artinėkit jau tolyn, eikit arčiau, kol laikini demencijos amžinybės fragmentai užims savo vietas, aš turiu pasakyti tokį tekstą. Ačiū labai, jūs visi nuostabus. Ir noriu ir privalau paminėti, kad šiemet akmeninė naktis nebūtų įvykusi be mūsų draugų ir rėmėjų paramos. Jų buvo ypatingai daug. Draugų, rėmėjų buvo mažiau. Gerokai. Taigi labai nuoširdžiai dėkoju Elijui už sceną, kuri buvo pastatyta laiku ir vietoje. Dariui iš garsą, Tomui taip pat ir Donsei už tai, kad buvo šį čia pusdienį ir reguliavo viską ir statė į vietą. Andriui Almaniui, kuris yra šio festivalio įkūrėjas, už kelią į svajonę. Jūs nieko neikit, koncertas dar nesibaigė. Už kelią į svajonę, per kurią mes šitą projektą vykdėme. Lietuvos Šaulių sąjungos broliams ir sesėms už bendrystę buvimą kartu, kai to labiausiai reikia. Brolio Lino Šliauterio ūkiui už nuostabę šaltalankių arbatą dalyviams. Gytautui ir gyvosios istorijos klubui Varingis už ginklus, už šarvus, už buvimą čia. Už kelionę į viduramžius. Antanui Adomaičiui, Arūnui Astrauskiui, Osvaldui, Balodžiui. Tiesiog už buvimą čia, už akmentikius ir akmenį. Rimvydui Žilaičiui ir Akmenės komunalininkui už higieną, matėte vieną higienos simbolį stovintį tenai. Akmenės seniūnijos žmonėms už jūsų pagalbą bendrai imant, taip pat mūsų visiems šauniems jauniesiems savanoriams, kurie buvo čia ir taip pat kabino nuvirtusius stendus ir statė į vietą. Žodžiu, mums padėjo kaip visada. Portalui ETA Plius ir laikraščiui Vienybės, kur Žymantas nematau, po Vilnių. Taigi, na gerai, jiems padėkosiu už informacinę sklaidą. Na ir Akmenės rajono savivaldybėje už dalinį finansavimą pagal kultūros rėmimo programą, kurio kaip visada neužteko.
Ačiū ir jums nuostabieji akmeniškiai ir svečiai, nes jei nebūtų jūsų, nebūtų ir mūsų čia. O koncertą tęsia laikini amžinybės fragmentai. Reikia būti teisiu, kad tikėtų, bet reikia būti gražiu, kad mylėtų. Gal reikia būti ugnim, kad per lietų pas tave pasišildyt atbėgtų. Tad reikia būti tau drąsiu, arba pakankamai kvailu. Mes čia gyventi ir pamilti, neatėjom žemė, mes numirti. Bet kas tada mums lieka? Ar tik didelis nieko? Ar reikia būti teisiu, kad tikėtų? Ar reikia būti gražiu, kad mylėtų? Ar tau pakaks būt ugnim, kad per lietų pas tave pasišildyt galėtų? Tad reikia būti tau drąsiu, arba pakankamai kvailu. Mes čia gyventi ir pamilti, neatėjom žemėn, mes numirti. Bet kas tada mums lieka, lieka, lieka? Ar tik didelis nieko, nieko? Ir kas tada mums lieka? Ar tik didelis nieko, didelis nieko? Ir kas tada mums lieka? Ar tik didelis nieko, ar tik didelis? Nu čia taip neįžeidžiu, po himno labai sunku kažką padėti.